Emigrantas Petras grįžo į Lietuvą, nes per panoramą išgirdo trūksta specialistų. Pagaliau, sako jis, pagaliau mano laikas sužibėti. Pirmą dieną nuėjo į savivaldybę, durys užrakintos. Skambina atsiliepęs sargas ir sako: visi darbuotojai dirba nuotoliniu būdu iš Maldyvų, bet galite raštu kreiptis į sekretorės tetą, ji atostogauja nuo 2019. Antrą dieną Petras gavo darbą. Pareigos koordinatorius, koordinuojančių koordinatorius koordinavimo skyriuje. Pirmas darbas išsikviesti save į susirinkimą Teamsą. Paskambino pats savo, neatsiliepė. Nusiuntė savo e-mailą, pateko į šlamštą. Trečią dieną buvo atleistas, nes per greitai darė dalykus ir taip trikdė kolektyvo natūralią ramybę. Ketvirtą dieną jį pakvietė į pokalbį dėl superslaptos darbo vietos, bet reikėjo pažymos, kad neturi pažymos apie pažymą, kuriai reikia pažymos iš Užupio Respublikos ambasados. Penktą dieną Petras stovėjo eilėje prie poliklinikos be eilės. Tada jam pranešė, kad turi būti patvirtintas specialistų komisijos, kuri renkasi tik per pilnatį. Po 2 savaičių Petras bėgo į lėktuvą, mojuodamas Airijos vėliava ir šaukdamas: atsiprašau, Lietuva, grįžau per anksti. Paliksiu specialistų trūkumą jums, aš jau pripratęs prie normalaus chaoso.